Ar kartais jauti, kad gyvenimas eina, o tavo viduje tuščia? Atrodo, tavo vidinė gyvastis liko ten, kur nutrūko ryšys su labai mylimu žmogumi. Ir nuo tada viskas tarsi sustojo. Kai vis labiau norisi atsiriboti nuo žmonių sakančių, reikia paleisti, judėti toliau, nes tai neveikia. Tu vis dar esi ten toje netektyje, kurios skausmas rodos niekada nesibaigs. Ir tai kažkam gali būti išgyvenant labai šviežią netektį, o kažkam galbūt tai tęsiasi jau keletą metų. Kad ir kiek kartų bandėjai įtikinti save, kad jau susitaikiai, kad kažkas negrįžtamai praėjo, bet iki šiol tai prisiminus gniaužia krūtinė, sielvartas ir skausmas atrodo apgaubia kaip koks rūkas. Vieną dieną atrodo, kad jis jau sklaidosi, o kitą vėl užkloja viską aplinkui. Ir tada imi galvoti, ar tai normalu? Ar su manimi viskas gerai, jei vis dar taip skauda? Ir išvis, ar įmanoma išgedėti kažkaip teisingai? Ar yra pabaiga tam? Šiandieninė kavos su prasme tema susijusi su netektimis. Ji gimė vėlinių periodu, kai ilgėjanti tamsa atrodo net pati gamta gyvybę stabdanti kviečia vis dažniau stabtelti ir mus, ir kuo ryškiau prisiminti tuos, kuriuos kažkada taip mylėjome, o šiandien jų nėra šalia mūsų. Šiandien kalbėsiu apie gedėjimą ne tik kaip emocinę reakciją, bet kaip apie kelionę, kuri palengvėja, kai žinai kryptį. Tai apie 5 gedėjimo fazes, kurias turime praeiti šioje kelionėje. O kartais būna, kad imame ir užstringame, net nesuvokdami, kad tokiu būdu patys didiname kančią ir užšaldome save gyvenimui. Tad jei tu atpažinai, kad čia apie tave arba esi šalia tai išgyvenančio žmogaus ir nežinai, kaip jam padėti, galbūt šiandien pagaliau išgirsi tai, kas leis suvokti ir atgauti kontrolės jausmą, žinant, kuria kryptimi vertėtų judėti. O mums padės psichiatrės Kubler-Ross ir jos kolegų sudarytas gedėjimo ciklas, bei iš mano asmeninės ir terapinės patirties atrinktos gydančios veiklos, padedančios kiekviename gedėjimo ciklo etape. Tad šiandien kviečiu tave sustoti, be vertinimo, be spaudimo, paleisti, užmiršti, tiesiog pabūti su tuo, kas yra, net jei tai skausmas, pyktis ar vidinė tuštuma. Jei jau klausai šį įrašą, galbūt tai ženklas, kad atėjo metas leisti savo išgirsti ne kitus, ne patarimus tų žmonių, o save. Kad pasiimtum tai, kas tau padėtų lengviau užbaigti gedėjimo procesą. Klausykite perleisdami per save ir pasitikrindami, ar nesate kažkuriame iš šių etapų užstrigę. O jeigu jau kažkas šią kelionę įveikė, gal galite pasidalinti komentaruose, kas jums labiausiai padėjo sugrįžti į gyvenimą. Taip labai padėsite visiems, kas dar šiuo metu yra šioje gedėjimo kelionėje. Pirmasis sustojimas - šokas ir neigimas. Šokas dažniausiai trunka tikrai neilgai ir jūs jį galite patirti įvairiais būdais.
Gali atrodyti, kad nebegalite normaliai kvėpuoti, tarsi sustingote, dingo realybė, jumise atsivėrė praraja arba įkvėpėte ir atrodo, kad nebegalite iškvėpti oro. Arba pradedate jausti, kad nebesugebat atlikti įprastų veiksmų. Tarsi kažkaip gyvenate iškreiptoje realybėje, neadekvačioje kažkokioje. Arba atsiribojate, atsiskiriate ne tik nuo to, kas vyksta aplinkui dabar, bet ir nuo savęs paties. Svarbiausias dalykas, ką vertėtų žinoti šoko metu, tai labai svarbu yra kalbėti, nenutilti, neužsisklęsti. Ir labai greitai po šoko ateina neigimo stadija. Tai būsena, kai protas ir širdis nesusikalba, kai viena tavo dalis jau žino, kad kažkas pasikeitė negrįžtamai, o kita vis dar tikisi, kad tai netiesa. Galbūt pažįstate tokį jausmą, kai pabundi ryte ir keliom sekundėms atrodo, kad viskas gerai, taip lengva kvėpuoti, viskas kaip anksčiau, kol staiga perveria prisiminimas ir širdį surakina toks pažįstamas, įsisenėjęs, aštrus skausmas. Šiuo periodu, šiuo neigimo periodu labai svarbu yra neprarasti ryšio su savimi. Tai yra, aš galiu kalbėti su tuo žmogum, kurio netekau. Aš galiu laukti jo ateinant. Aš galiu jam kažką pasakoti. Ir tai yra normalu. Šiuo periodu labai norisi tikėti, turėti viltį, kad tai yra tik blogas sapnas. Netekties neigimas nėra jokia klaida. Tai iš tikrųjų yra būdas apsaugoti save nuo tos staiga užplūdusios skausmo bangos, kuri užliejo visą tave. Tai tarsi tas neigimas pasidaro kaip kokia amortizuojanti skausmą pagalvėlė. Ji leidžia mums kvėpuoti, išgyventi, kai atrodo visas pasaulis sugriuvo. Ir kartais šitas etapas užtrunka keletą savaičių, kartais keletą mėnesių. Ir tai normalu. Ypač jeigu šita netektis yra dar labai šviežia. Tau dabar svarbiausia neprievartauti savęs, nekalti savo, kad pamatyk realybę. Tau dar per skaudu galbūt ją pastebėti, priimti. Ir tau tą skausmą amortizuoja būtent netekties neigimas. Tačiau pagalvok, ar tai nesitęsia per daug ilgai. O šitame periode, tame neigimo periode, jausk, ką jauti, būk su savim. Ką jaučia, kaip jaučiasi tavo kūnas, kai galvoji apie netektį, kokias mintis tavo protas tau siūlo, kaip į tai reaguoja tavo kūnas, kai tu nori paneigti realybę ir pabūk su tuo. Tiesiog leisk savo išbūti šiame etape. Nepulk užsimiršti darbuose, vaistuose, veiklose. Išbūk be skubėjimo, be reikia. Tavo kelionė vyksta tau tinkamu tempu. Tavo psichika turi įsisąmoninti tai, kas įvyko. Įsisąmoninti tai, ko netekai. Atkreipiu dėmesį, kad neigimas tai stotelė, kurioje paprastai būnama ilgai ir kartoju pasitikrink, ar neužstrigai joje.
Gal eina metai, o tu vis dar esi joje. Kaip galima padėti savo arba šiame etape esančiam žmogui? Gydančios veiklos gali būti leidimas savo bendrauti su žmonėmis. Tik svarbu žinot, kad ne su visais. Turi atsirinkti tuos, su kuriais jautiesi saugiai, su kuriais gali kalbėti apie tai, kas įvyko tiek, kiek tau reikia. Dar svarbu neprarasti ryšio su kūnu, rūpintis higieną, turėti dienos planą. Tikrai labai gydančiai veikia buvimas gamtoje. Gali rašyti dienoraštį žmogui, kurio netekai. Jei esi šalia gedančio žmogaus, sutelk dėmesį į jį, ne į save, nepulk pasakoti kažkokių istorijų iš savo patirčių ar draugų patirčių. Skatink geriau, kad tas žmogus kalbėtų. Įsiklausyk į jį. Nenuvertink, guosdamas, kad tai praeis, tu stipri, laikas pagydys ir panašiai. Tiesiog apsikabink, prisiglausk, galbūt patylėk kartu. Klausk, kuo galiu padėti. Siūlyk išeiti kartu pasivaikščioti, skambink ir leisk, kad tau tas žmogus galėtų skambinti bet kuriuo paros metu. Atsiliepk jam. Po neigimo ir permastymų tokio laikotarpio ateina kita banga, nešanti mus į kitą stotelę. Ji karštesnė, garsesnė, sunkiau suvaldoma. Tai pyktis. Pyktis už tai, kad taip nutiko. Už neteisybę. Pyktis, kad buvo atimta tai, kas buvo tavo. Už tai, kad niekas nesakė, kad skaudės taip giliai. Ir kartais tas pyktis būna nukreipiamas į kitus, kartais į save, kartais į Dievą, gyvenimą, likimą. Jaučiamas, priimamas ir suvokiamas pyktis pradeda naikinti netekties kančią ir atlaisvina vietos kitiems jausmams. Dėl to tai yra labai svarbu. Blogiausia, kas gali nutikti šiame etape, tai kai neišgyvenamas pyktis ir kitos stiprios emocijos, kai mes bėgam nuo jų, tada jos tiesiog lieka kūne, įtampose, gniužulė gerklėje, kažkokiame nepaaiškiname nerime. Labai dažnai žmonėms atrodo, kad pyktis yra kažkoks blogas, o iš tikrųjų, ypač šiuo etapu, tai gyvybės ir mobilizacijos gyventi ženklas. Tai tavo sielos būdas pasakyti, aš esu čia, aš dar jaučiu ir kaupiu jėgas grįžti į gyvenimą. Jei šiame etape užgniauši jausmus, kokie jie bebūtų, užšaldysi save, užstrigdamas šiame etape. Tokiu būdu tu atimsi gyvybę iš savo gyvenimo, nes tik emocijomis ir jausmais suvokiame esantis gyvi. Jei užšaldom vieną emociją, užsišaldo visos. Tad leisk savo šį pyktį, nuoskaudas ir visas kitas kylančias emocijas išjausti, išsakyti, iškalbėti, išrašyti, galbūt rašant atsisveikinimo laišką. Gal pasiėmus nuotrauką to žmogaus jam išsakant. Ir pamatysit, kai tas prieštaringas emocijas išsakysite daug kartų, tiek kartų, kiek jums reikės, kad pajaustumėt lengvumą. Atsiras vietos viduj švelnumui. Ir tai bus pirmas, dar nedrąsus pripažinimas savo ir kitiems,
kad man labai skauda. Ir kai ši emocijų audra pamažu nuslūgs, išgirsite tylų klausimą. O gal vis dėlto galima būtų kažkaip susigrąžinti, pakeisti tai, kas įvyko, susitarti su likimu. Ir tai jau bus trečioji stotelė, vadinama dėrybomis. Taip prasideda dėrybos. Jos pasireiškia mintimis, kurios skamba tarsi pažadai savo ar visatai. Jei tik būčiau, gal tada būtų viskas kitaip. Jei dabar pasikeisiu, gal dar atsiras galimybė. Jei stengsiuos, gal skausmas liausis. Tai laikas, kai protas ieško išeities ir širdis desperatiškai nori atkurti tvarką pasaulyje. Tame pasaulyje, kuriame jaučiuosi praradęs tvarką, praradęs prasmę. Dėrybos tai mūsų būdas dar akimirkai jaustis, kad turime kontrolę. Ir nors šis etapas dažnai būna kupinas kaltės ir kas būtų jeigu, jame slypi ir šviesa. Nes kai dėrėsi, tu jau pripažįsti, kad netektis įvyko. Tu jau kalbėsi su realybė, nors dar nesutinki jos pilnai priimti. Svarbiausia šiame etape įsisąmoninti, ką dabar darai ir ką tau tai duoda. Suvokti ir garsiai pasakyti. Tai, apie ką tu dabar dėriesi, kam tau to reikia. Dar svarbu atkreipti dėmesį, kad šiame etape didėja kaltės jausmas. Labai svarbu išmokti adekvačiai įsivertinti kaltę. Ar tikrai taip yra, kuo save kaltini? Jei tai yra susiję su neužbaigto atsisveikinimu, kažko nepadarimu, nepasakymu tam žmogui, kurio nebėra, tu kuo puikiausiai gali atlikti tai dabar, kaip atsisveikinimo ritualą. Ir taip po truputį ateina suvokimas, kad jokiomis dėrybomis nebesugrąžinsi to, kas buvo. Ir tada atsiveria kita erdvė, tamsesnė, o tuo pačiu labai žmogiška. Nes dabar liko tai, kas labai tikra. Tai ketvirtoji stotelė, begalinis liūdesys. Jis ateina tyliai, be perspėjimo. Kartais ryte, kai pabundi ir suvoki, kad pasaulis vis dar toks pat. Jame vyksta gyvenimas, bet tavęs jame tarsi mažiau. Kartais vakare, kai tyla tampa per sunki. Ir svarbiausia suvokti, kad liūdesys tai nėra kažkoks silpnumas. Įsiklausykite, liūdesys šiuo atveju yra meilės atgarsis. Skauda tiek, kiek buvo brangu. Ši fazė dažnai gąsdina žmonės, nes atrodo, kad liūdesys ir ašaros niekada nesibaigs. Ir tada stengiasi iš visų jėgų apeiti tai. Puola į darbus, sugalvoja kuo daugiau veiklų, kuo save užimti, nukreipia mintis į kažką, kad tik tai neliktų vienumoje su tuo liūdesiu. Ir tyliai tikisi, kad jisai savaime praeis. Nereikia bėgti nuo liūdesio. Jisai savaime nepraeis. Dar kartais būna, kad žmogus labai stipriai, tarsi sąmoningai panirsta į tą liūdesį, tai kitas kraštutinumas ir pradeda grimzti į depresiją. Liūdesys gali būti toks gilus, kad žmogus gali nustoti rūpinti savimi, nebesikelti iš lovos, nebeiti iš namų, prarasti bet kokį susidomėjimą aplinką. Gali pasireikšti jau depresijos simptomai,
kai dingsta energija, sutrinka miegas, maitinimosi režimas, atsiranda apatija ir gali kilti savižudiškos mintis. Ir puolimas veikti, dirbti, pabėgti nuo liūdėsio ir atsiribojimas, tiesiog panyrant į liūdėsį, neleis sveikai užbaigti gedėjimo ciklo ir grįžti į gyvenimą. Todėl iš tikrųjų leiskit savo, tai labai svarbu išverkti upės ašarų visą širdį. Dar padeda viskas, kas grąžina jautrumą kūnui. Masažai, kontrastinis dušas, įsižeminimo praktikos, fiziniai pratimai. Bandykit viską, kas jums tinka. Šiame etape, jeigu jūs tai darysite, jūs po truputį grįšite prie mėgstamų veiklų. Arba pradėsite naujas. Jūs pradėsite po truputį ieškoti naujos prasmės gyventi. Atsigręšite į vertybės, dvasingumą, prisiminsite savo stiprybės. Tai yra toksai pokyčių metas, kai mes galim nutarti gyventi kitaip. Jeigu esate šalia tokio žmogaus, kuris yra šitame etape, padėkite jam išliūdėti, nenuvertinkit jo ašarų, neatstumkit, sakykit, kad tai normalu ir padėkit šiam žmogui rasti kažkokių naujų svajonių, naujų prasmių. Grąžinkite jam jo stiprybės, charakterio kažkokios gražius bruožus. Tai bus būdai, leidžiantis ieškoti kelio sugrįžti į gyvenimą. Dar šis laikotarpis svarbus tuo, kad būtent šiame etape žmogus pradeda jausti stiprią vidinę tuštumą. Jeigu neatrasite naujos prasmės gyventi, neišliūdėsit, neišverksit. Jeigu nurašysit visas iki šiol turėtas savo kompetencijas, stiprybės, svajonės, atsiras labai stiprus nuvertinimas savęs, kitų žmonių ir gyvenimo. Atkreipkite dėmesį, ką šiuo laikotarpiu, jeigu toks žmogus yra šalia jūsų, jis kalba, ką jis daro. Jei staigiai tampa labai aktyvus, grąžina skolas, pastoviai kalba apie tai, kad nori užmigti ir nepabūst, ar kad gyvenimas yra nesąmonė, nieko prasmingo čia nėra, verta sunerimti. Panašu, kad žmogus ketina pasitraukti šito gyvenimo. Padėkit jam būtinai susisiekti su specialistu. Nepalikit jo vieno. Ir tik tada, kai po truputį atrasime savo stiprybės, kai priimsime, kad ne visas aš subirėjau kartu su ta netektimi, kad manyje liko kažkokių fainų dalykų, kai išverksime visas ašaras, kai nebekovosime su ta tuštuma, o užpildysime ją nauja prasme ir vertybėmis, pamatysime, kad kažkas keičiasi. Ir tada tas liūdesys pradės virsti priėmimu tyliai, be skubos, kai tiesiog leisite būti tam, kas buvo, tam, kas yra, tam, kas liko. Ir tai jau 5. stotelė - priėmimas, kai skausmas dėl netekties pamažu tampa dalimi tavo istorijos, kai pradedi jausti, kad vėl gali kvėpuoti be kaltės ir kitų sunkių jausmų. Priėmimas nėra džiaugsmas, tai nėra pamiršimas. Tai tylus susitaikymas su tuo, kad gyvenimas pasikeitė ir kad tai yra tavo gyvenimas
ir kad tu vis dar čia kvėpuoji, gyveni. Priėmimas neateina per vieną dieną. Jis praneša apie save mažais ženklais, kai netikėtai kyla noras išeiti pasivaikščioti ir pažiūrėti į dangų. Arba vakare per langą žiūrėti žvaigždės. Kai pastebi, jog netikėtai į tavo gyvenimą grįžo juokas. Kai nustembi, kad vėl gali šokti. Kai pagauni save svajojant apie kažką susijusi su tavimi ateityje. Priėmimas atrakina širdį meiliai, tikėjimui, gyvenimui. Ši gedėjimo kelionė, kurios metu praeiname 5 stoteles, nėra tokia nuosekli ir linijinė. Ir niekas negali pasakyti, kiek jį truks. Visada gali būti, kad ištiks atkrytis, bet tu jau žinai kryptį ir stoteles, kurias turi praeiti. Ir dar žinok, šioje kelionėje tu nesi vienas. Dabar tiesiog giliai įkvėpk ir iškvėpk. Tu eini savo tempu. Tai tavo kelias. Galbūt beklausant, tau tapo aiškiau ar lengviau. O gal dar nesupranti, ką norėtum pasiimti iš to, ką girdėjai. Ir tai yra gerai. Kiekvienas žodis, kurį išgirdai, ras savo vietą tavo viduje, kai būsi tam pasiruošęs. Ačiū, kad likai iki galo ir drįsai pažvelgti savo skausmą, net jei kartais buvo labai sunku. Ir leidai man būti kartu šioje skausmingoje tavo akimirkoje. Jei šis įrašas tau atrodo svarbus ir kitiems, gali juo pasidalinti. Galbūt kažkas dabar taip pat ieško išeities, užstrigus kažkuriame savo gedėjimo etape. O jei nori daugiau sužinoti apie netektį, kokie tai būna etapai, kaip juos praeiti, kuo skiriasi sveika netektis sveikas gedėjimas nuo komplikuoto. Jei nori gauti aiškių pratimų, praktikų kaip instrumentų į pagalbą savo, išgyventi gedėjimą ir grįžti į gyvenimą, esu paruošusi video mokymus netektis, kaip išgyventi ir grįžti į gyvenimą. Juose yra valandos trukmės paskaita su praktiniam užduotim, pratimai, patarimai, palaikomosios ir stiprinančios meditacijos. Nuorodą įkelsiu komentaruose. O jei nori kažko paklausti ar pasidalinti, kaip tu išgyvenai savo gedėjimo kelionę, rašyk komentaruose. Žinok, tavo balsas, tavo istorija labai svarbi. O dabar tiesiog pailsėk, kvėpuok, pajaus save. Tu jau darai daugiau nei manai. O aš atsisveikinu iki kito karto ir kol susitiksime, pažadėk būti švelniu ar švelnia sau. Su meile ir palaikymu, Danguolė.